Dėsite tiesioginės transliacijos metu. Ir kai turi Gargždų komandą, kurios 3 pagrindiniai gynėjai amerikiečiai tiek daug žaidžia izoliacinio aiso krepšinio, kad ir dabar metimas iš toli, Šiauliam. Taip, Vilniaus Rytas Jonavoje įveikė šeimininkus, sutriuškino šeimininkus. Čia Heiginsas iš toli, 3 taškai labai su Žydrūnu Ilgausku, o čia perimtas kamuolys pirmoje svečių atakoje, tada svečiai perima savo pirmąjį kamuolį antrajame. Gargždų ataka, Horvatas aukštai pakilęs, Heiginsas nusprendžia neatakuoti iš toli, nors turėjo neblogą situaciją. Visi 3 pagrindiniai Gargždų gynėjai aikštėje vienu metu iš toli. Heiginsas 3 taškai. Yra tas vienas statistinis rodiklis, kurį galime išvesti kaip bendrą vardiklį. Kas rungtynėse tarp Šiaulių ir Gargždų atkovoja daugiau kamuolių, ta komanda ir laimi rungtynės. Medžiotojo režimą Hendersonas beveik visada gali savo susikurti tas patogias galimybės. Čia ir Heiginsas rodo Rankos karštumą. Pitkinsas beje šiandien yra surinkęs tik 6 taškus. Heiginsas dabar jo eilė pelnyti taškus to. Tiek Oskaras Pleigys. Ir ta energija, jinai visada yra užkrečiama komandoje. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl, na sakykime, buksuojant kai kuriem legionieriam ar krentant dėl traumų, Šiauliai vis Kamuolius. Turėjo jis neįtikėtinų pasirodymų pastaruoju metu lygoje. Heiginsas išsiveda Pleigį ir iš vidutinio nuotolio. Horvatas, Heiginsas gauna erdvės, Maknaitas nespėja lysti iš užtvarų ir čia 3. Trilevičiaus užtvaros Heiginsas. Ilgai nesiskiria su kamuoliu, Pleikys lieka prieš Heiginsą. Akivaizdžiai bandys žaisti vienas, Heiginsas nesiskiria su kamuoliu, 3 sekundės atakai iki pabaigos. Heiginsas jau antrojoje. Čia Maknaitas. Prieš Heiginsą. Oi, gera Heiginso gynyba. Labai gerai. Tai imti ir tuos atkovotus kamuolius puolime ir Songaila, matydamas tokius epizodus, grąžins Pleikį ant parketo. Čia aikštės pamėgino Gargždai ir Heiginsas įsirašo antrą bloką.